Sveiki visi, sugrįžę į dar vieną video. Taigi šiandien stebime istorinius įvykius. Bitcoinas pasiekė 82 tūkstančius, naujas rekordinės aukštumas, Trumpas tapo prezidentu, taigi istoriniai įvykiai. Taigi labai smagu iš tikrųjų prisiminti visą istoriją, kai mes stebėjome visą šį runą, tai reiškia aptarinėjome ETFs priėmimus, analizavome rinkas, stebėjome irgi istorinį centrinių bankų apsisukimą, tai reiškia iš aukštų palūkanų į palūkanų mažinimą ir taip toliau, ir pagaliau visą tai privedė į štai tokį rezultatą. Taigi irgi spauskite subscribe, nepraleiskite jokių naujienų ateityje, nes dar labai daug visko rinkoje laukia. Taigi matome, kad Bitcoinas pralaužė rekordinės aukštumas ir įžengė į tą teritoriją, kuri vadinama price discovery, kada reiškia nėra jokių resistance lygių aukščiau ir mes nežinome, kur bus viršus, o jis gali būti labai aukštai. Gali būti 100 tūkstančių, gali būti ir 200 tūkstančių. Taigi irgi, dabar jau yra tas periodas, kada kyla ir altcoinai, ir Bitcoinas, bullrunas oficialiai prasidėjo, tai dabar daug kas užsidirba labai daug pinigų, investuodami, prekiaudami, ir aš irgi su žmonėm, kurie perėjo mokymus, kartu prekiaujame ir jau galime pasigirti neblogais rezultatais jau dabar. Tai irgi, tiem, kas nežinot, Trumpo pergalės proga, paskelbėme savo grupėje, nemokamoje grupėje, nuolaidą, istorinę 25% nuolaidą. Tai kas norit išnaudoti šias galimybės ir pradėti mokytis, išmoktinos prekybos, analizės, techninės analizės, fundamentinės analizės, visko, ką reikia žinoti, kad užsidirbtumėt per šį bullruną, nueikite į apačioj į mūsų puslapį ir ten rasit visą informaciją. Primenu, kad nuolaida pasibaigs, jau man atrodo, aš netikrinau, už kažkur 2 dienų, tai kas nespėsit, tas nespėsit, kas pirmesnis, tas gudresnis. Tai eikit ir prisijungkit prie mokymų ir susitiksime viduje. Dabar kalbant apie pačią analizę, tai pradedam nuo pačios pradžios. Trumpas buvo išrinktas prezidentu ir gana užtikrintai. Vėlgi, jeigu stebit šį kanalą, aš jau jums ten vieną dieną prieš rinkimus buvau padaręs video ir pasakiau, kad labiausiai tikėtina, kad laimės Trumpas, ir taip ir buvo, Trumpas laimėjo ir rinkos iš karto sureagavo labai teigiamai. Tai yra, aš atsimenu, stebėjau gyvai rinkimus ir rinka, tai yra Bitcoinas jau padarė naujas aukštumas, dar kol Trumpas nebuvo pilnai išrinktas, bet jau matėsi, kad jis laimės, kilom ir padarėm tas rekordinės aukštumas, ir tada, kai jis jau buvo išrinktas, dar tą pačią savaitę pasiekėme net 80 tūkstančių. Dabar dažniausiai irgi daug kas turbūt yra dabar įpratę, kadangi buvo toks sunkus periodas, kad mes kai tik gauname pumpą, iš karto būna korekcija į apačią, bent jau toks buvo periodas. Dabar mes matome, kad nors pralaužėme štai tokia žvakė, labai užtikrintai pralaužėme aukštumas, labai toli nukeliavo, matome, kad Bitcoinas toliau juda į viršų, jis nedaro jokios korekcijos, tiesiog keliauja tiesiai į viršų. Tai svarbu suprasti, kad dabar ir yra toks, kaip ir minėjau, price discovery mode, kada tiesiog realiai rinka tiesiog eis į viršų. Taip bus, mes turėsime korekcijų, mes turėsime visokių korekcijų, nes per bullruną normalu, kad būna net ir 10, 15 ar net anksčiau būdavo istoriškai ir 20% korekcijos. Dabar labiausiai tikrai tikėtina, kad gali būti padarysime korekciją, judėsim toliau, tada vėl kažkiek korekcija, tada toliau ir pabaigsime šiuos metus. Taigi irgi, kas stebėjote mūsų kanalą, apie viską buvo informuota iš anksto, ta prasme dar dariau prieš kelias savaitės visokius video, sakiau, kad tai bus, ir taip ir įvyko, kad viskas bus per ketvirtį. Buvo daug žmonių, kurie abejojo, daug žmonių, kurie šiek tiek heitino, bet matom, kad viskas taip ir išsipildė. Tai dabar aptariam visas naujienas ir po to grįšim prie Bitcoino grafiko. Tai dabar taip, pasižiūrim, ką veikia visos rinkos. Tai matome, kad ties Trumpo pergalė visos rinkos ėjo į viršų, tai reiškia Nasdaq ėjo smarkiai į viršų, ir matom, irgi buvo labai stipri savaitė, ir tada sekantis kita irgi savaitė buvo stipri. Tai yra labai svarbu kriptovaliutom ir Bitcoinui, nes kai kitos rinkos juda į viršų, tai juda ir Bitcoinas, nes tiesiog tada viskas pompuojasi. Labai svarbu stebėti ir kitas rinkas. Pažiūrėkite į S&P, irgi vaizdas atrodo, sakyčiau, gana neblogai, labai stipri žvakė, čia netgi yra istoriniai gainsai ir akcijom, nes dažniausiai nebūna tokių gainsų, bet irgi viskas labai užsipompavo. Taigi rinkos atrodo labai neblogai, tikrai.
netgi altcoinai atrodo labai stipriai, pasižiūrėkite, dar kai dariau paskutinį video, man atrodo, mes buvome kažkur štai čia. Ir tada bam, pralaužėme net iki štai šio lygio ir dabar patestavome šį lygį. Taigi einame dabar prie naujienų svarbiausių, pasižiūrim, kas vyksta. Tai ką labai svarbu suprast, kad ne tik Trumpas buvo išrinktas, bet taip pat buvo renkamas ir US House, US Senatas, tai čia irgi kaip kažkas panašaus kaip Lietuvos Seimas. Tai ir kas labai svarbu suprasti, kad jis dabar bus daugiausiai buvo išrinkta respublikonų, tai reiškia, ten irgi dvi partijos, demokratai arba respublikonai, ir kurių daugiau išrenka, tie valdo realiai viską, būna valdančioji dauguma. Tai dabar valdančioji dauguma bus respublikonai ir 220 iš jų yra pro kripto. Tai yra puslapis, štai šis puslapis, kuris sekė, kiek kandidatų yra pro kripto ir kiek yra anti kripto. Ir kad jūs suprastumėte, tai kai buvo demokratai, praeitas metas tai buvo atvirkščiai. Tai reiškia, mes turėjom prezidentą, kuris buvo prieš kriptovaliutas. Nežinau, ar jis asmeniškai buvo prieš, bet jo administracija buvo prieš, bandoma sunaikinti buvo rinka, o dabar vietoj to mes turėsime ne tik pro kripto prezidentą, kuris kandidatavo už kriptovaliutas ir darė visokius pažadus, bet ir turėsime House of Representatives, tai reiškia, iš esmės aš vadinsiu Seimu arba Senatu, tai USA Senatas, kuris bus dominuojamas pro kripto žmonių. Tai reiškia, prezidentas jis pats, nors jis darė pažadus, jis gali paspausti šiek tiek žmonių, bet jis pats negali padaryti daug reguliacijų, tiesiog paimti, parašyti ir praleisti. Vis tiek turi patvirtinti kongresas juose ir taip toliau. Tai dabar ten taip pat dominuoja respublikonai. Tai jeigu jie tik sugalvos kažką daryti, kažkokią reguliaciją kriptovaliutom, o jie yra žinomi, kad jie labai labai palaiko kriptovaliutas, jie nori, kad būtų Amerika, būtų kriptovaliutų sostinė, tai įsivaizduokit, kaip tai yra bullish. Kaip tai yra bullish, čia labiausiai bullish dalykas ir dėl to ir rinka labai smarkiai reaguoja, nes jie tiesiog viskas, ką jie norės įgyvendinti, kaip praeita administracija įgyvendindavo viską, kas buvo neigiamai kriptovaliutoms, tai dabar jie įgyvendins viską, kas yra teigiama, aiškesnis reguliacijos, bankai galės kastaudinti, galės irgi dirbti su kriptovaliutom ir taip toliau, ko iki šiol jie negalėjo daryti. Tai daug tikrai gerų naujienų, tai čia irgi tokie, kas visi fokusuojasi į prezidentą, bet labai svarbu suprasti ir kas darosi kongrese juose, tai reiškia, kad dabar yra pro kripto kandidatai, pro kripto dauguma. Vėlgi grįžtant prie šių ketvirčių, prie mėnesinių gražų, ką stebime jau labai seniai, tai aš jums sakiau, kad ketvirtis bus tas, kada mes išsilaušime į viršų. Ir nes ir vidutiniškai yra gražus yra 80%, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bitcoinas dar turi daug potencialo keliauti daug aukščiau ir aš manau, kad taip ir bus. Jau dabar yra plus 20%, o mes esame ties maždaug 82 tūkstančiais. Tai aš manau, kad mes dar tikrai turim vietos nukeliauti iki plus 30%, plus 40%, galų gale net, gal plus 50% nepasieksim, bet plus 30, plus 40% yra labai, sakyčiau, konservatyvu ir tikrai labai įmanoma. Tai kaip ir minėjau ir kaip matote, dabar vyksta visi tie gainsai, tų gainsų pradžia, kada visi darosi profitą ir taip toliau. Tai jeigu stebėjote, kaip kažkas darosi profitą, bet nežinojate tiksliai, kaip ir jums užsidirbti, ką daryti, kaip prekiauti, ką nupirkti, kaip naudotis brokeriais ir taip toliau, tai kaip ir minėjau, vis dar vyksta nuolaida, ji vyks dar kažkur 2 dienas, taigi tikrai rekomenduoju prisijungti ir pradėti mokytis, tai yra geriausia investicija į save. O jeigu norite tiesiog nemokamai sekti naujienas, tai irgi galite prisijungti prie mūsų nemokamos grupės, visi linkai yra apačioje. Taigi tikrai manau, kad dar pakilsime ir tikrai neužbaigsime tik su 20%, nes Q3 buvo toks ant nulio realiai, Q2 buvo minusinis, tai nenustepčiau, jei Q4 bus dar daug daugiau pliuso. Dabar irgi stebint mėnesiais, tai jau dabar turim 20% ir buvo spalis neblogas ir lapkričio mėnesio irgi returnai vidutiniškai plus 40%, tai irgi manau, kad lapkritis dar mus tikrai apdovanos didesniais gainsais nei dabar ir didesniu profitu, o gruodžio mėnesis gali būti šiek tiek ramesnis, bent jau taip yra, istoriškai taip yra. Ir gali būti, kad ir šį kartą bus toks ramesnis, o galbūt ir nebus, taip nežinau, dėl gruodžio stebėsime naujienas ir bus aiškiau, bet lapkritis atrodo labai labai bullish. Taip pat kas įvyko praeitą susirinkimą, tai dabar jau čia yra rodomas gruodžio susirinkimas Centrinio banko, bet kas įvyko dar iš svarbių dalykų, kas įvyko prieš kelias dienas, lapkričio 7 dieną,
tai buvo irgi Centrinio banko susitikimas ir jie dar kartą pamažino palūkanas 0,25%, tai irgi tai yra ekonomikos stimuliavimas, bus daugiau pinigų ir ne tik, kad išrinko Trumpą prezidentu žmonės ir pro kriptos senatą, kongresą, bet dar ir pamažino palūkanas tuo pačiu metu, taigi labai bullish naujienos, labai daug energijos rinkai ir mes matom, kad judami viršų dar, manau, tikrai mėnesį užbaigsim dar aukščiau nei dabar. O dabar gruodžio mėnesį vis tiek, kas yra blogai, kad infliacija yra šiek tiek pakilusi ir tai šiek tiek spaudžia Fed, tai yra centrinį banką, nebūtinai mažint 100% palūkanas, dėl to ir matome, kad šiam 5% ir 35%. Tai reiškia vis tiek yra 35%, kad nebus pamažinamas palūkanas. Aišku, vis tiek aš nemanau, kad tai sustabdys tą visą bullruną, kuris dabar vyksta, bet vis tiek tai yra gana svarbu ir tikimės, kad bus toliau sėkmingai mažinamas palūkanos. Tai aišku, infliacijai tai nėra gerai, jeigu jūs norėtumėte išvengti infliacijos, tai geriau būtų laikytis tom pačiom palūkanom, bet mes norim bullruno, tai mums geriau mažesnės palūkanos. Dabar irgi, kas vyksta su Bitcoino ETFs, rekordas buvo sumuštas 1 milijardas 370 milijonų įplaukų per vieną dieną. Tai yra labai daug bitkoinų, turbūt 20 kartų daugiau nei jų yra iškasama per vieną dieną. Tai irgi matome, kai veikia žmonių psichologija, tai reiškia, kai tik tais kaina daro naujas aukštumas, tada iš karto pasipila pirkėjai. Kas yra įdomiausia, kad beveik visi pirkėjai atėjo iš BlackRock. Tai BlackRock yra tas OG, kuris nesustoja pirkti, nes jie žino, kas laukia. Pavyzdžiui, kiti matome yra tokie 0, plus 17 milijonų, plus 190, o čia plus 1 milijardas įplaukų per vieną dieną. Tai kas yra šiek tiek neramu, kad istoriškai didžiausios įplaukos parodydavo mums local viršų, tai reiškia, kad trumpalaikis viršus. Bet matome, kad šiuo metu nebus taip greičiausiai, nes savaitgalį užsipompavo rinka, o visas Wall Streetas, ta prasme, exchange'ai visi Wall Streeto nedirba. Ir jie dauguma, kas prekiauja per tuos exchange'us, kas investuoja, perka per tuos exchange'us, negalėjo nieko daryti ir jie tiesiog stebėjo, kaip rinka kyla į viršų. Tai tik dabar, kai atėjo pirmadienis, šiandien yra pirmadienis, jie turi progą jau po viso šito tokios bullish savaitės vėl įeiti į rinką ir nupirkti. Ir dabar jau yra Amerikos laiku, turbūt yra pietus diena šiuo metu, tai matome, kad jie greičiausiai irgi dabar smarkiai perka. Tai ETFs, sakyčiau, atrodo neblogai, įsivaizduokite, kas bus, kai dar aukščiau kilsime. Galbūt matysime net po kelias milijardinės dienas, nes taip tiesiog veikia žmonių psichologija. Kai kaina jau pakyla, tada visi eina ir greičiau pirkti nori. O kas yra su Ethereum ETFs, irgi gana įdomu, nes pažiūrėkit, kas buvo anksčiau. 1 milijonas, minus 19, minus 1 tai yra 7-6 milijonų, 13 milijonų ir ta bam, 50, 80 milijonų, 85 milijonų. Tai įsivaizduokite, Ethereumas yra vis tiek gal trigubai, jei gerai atsimenu, pagal market cap mažesnis nei Bitcoinas. Tai čia yra didelis įplaukos, ta prasme 80 milijonų, 85 yra didelis įplaukų. Palaukite, Ethereumas pralauš aukštumas, pamatysit, kaip ir čia pakils. Taigi ETFs tikrai superka daug ir labai smarkiai prisideda prie visų šių judėjimų į viršų. Dabar dar trumpai apie altcoinų sezoną ir taip toliau. Taigi altcoinai, čia yra others prieš BTC chartas, tai čia yra visi altcoinai prieš Bitcoiną. Tai kai krenta altcoinai, reiškia Bitcoinas gali kilti į viršų, gali krist, bet altcoinai krenta dar daugiau. Tai reiškia Bitcoinas, tarkim, nukrenta 5%, altcoinai nukrenta 15%. Taip dažniausiai ir buvo kol kas iki dabar. Ir dabar jau mes laukiam, kada bus apačia ir kada jau altcoinai pradės outperformint Bitcoiną. Tai reiškia, Bitcoinas pakyla 5%, altcoinai pakyla 15%. Ir mes jau spekuliuojam, analitikai spekuliuoja irgi, kad jau artėja pabaiga šio čarto važiavimo į apačią, tai čia tada prasidės altcoinų sezonas. Tai istoriškai pasibaigdavo gruodžio mėnesį, tai aš kažkaip manau, kad pagal laiką, pagal viską, kas vyksta, irgi gruodžio, sausio mėnesį tikrai jau šitas čartas pradės eiti viršų. Ir žiūrint apie altcoinų indeksą, tai matome, kad mes tikrai dar nesam ten, kur turim būti, dar yra Bitcoino sezonas, dar net nepasiekėm vidurio, o jau visai nemažai pompuojas. Bet vis tiek, pirma vista eina į viršų Bitcoinas ir jis ir eina į viršų ir mes matome, kad jis smarkiai keliauja viršų, altcoinai netaip keliauja. Nors buvo keli geri performeriai, kurie labai stipriai performino, padarė didžiulės grąžas, bet vis tiek dar yra Bitcoino sezonas ir mums dar toli, long way to go.
Dabar Gary Gensler irgi, kas domitės, tai žinot, kad aš jau daug kartų beveik per kiekvieną video, kai apie jį šneku, pasakau, kas jis yra. Tai jis yra SEC chair, tai reiškia, žodžiu, institucijos Securities of Exchanges, iš esmės Securities Exchange Commission, SEC, tai iš esmės tai yra ta institucija, kuri atakuodavo kriptovaliutas, o čia yra tas žmogus, kuris lyderiavo prieš atakas prieš kriptovaliutas. Tai reiškia, padavinėdavo į teismą įmonės, padavinėdavo į teismą kriptovaliutų, ten tuos kriptovaliutas pačias ir, žodžiu, ir taip toliau. Tiesiog buvo labai labai priešiškas, kraugeriškas rinkai ir Trumpas žadėjo pirmą dieną jį atleisti bitcoineriam, kai kalbėjo per savo bitcoino konferencijos kalbą. Tai yra labai bullish rinkai, nes jis tiesiog stengiasi sunaikinti altcoinus. Tai kai šio žmogaus nebebus, bus paskirtas pro-kripto SEC chair, tai mes turime pro-kripto kongresą, pro-kripto prezidentą, pro-kripto institucijų, kurios tiesiogiai dirba su kripto, pro-kripto žmonės, tai pagalvokite, kaip tai yra bullish. Tai čia dabar dar toks irgi fun factas, kad atsimenat, kai Vokietija buvo pardavėjas, kai tie, kas sekėt bitcoiną, sekėt analizės, atsimenat, kad buvo tokia diena, kai Vokietija pardavė 50 bitcoinų, kuriuos buvo iš kažkokios grupuotės konfiskavę. Ir jie turėjo, ir jie buvo tas pirkėjas, pardavėjas, kuris gąsdino rinką ir per juos nuvažiavo kaina žemiau. Ir tai dabartiniam kainom jie pardavė bitcoiną ties 54 000 ir jie buvo pardavėjas, o jeigu jie būtų išlaikę, jie būtų plus 1 milijardą profito dabar turėjo. Tai tiesiog fun factas ir aišku, kai bitcoinas keliaus dar toliau, jų tas potencialus losas bus dar didesnis. Taigi padarė klaidą, nereikėjo parduoti savo bitcoino, never sell your bitcoin. Tai ir paskutinis dalykas, irgi čia kažkodėl neriški nuotrauka, bet faktų nekeičia. Auksas, kas nežinojate, irgi turi savo ETFs, kur viskas lygiai taip pat, tas pats principas. Ir aukso ETFs jau yra 20 metų veikia, o bitcoino ETFs veikia, kiek čia dar metai turbūt nepraėjo, arba dabar kažkur metai. Tai ir BlackRocko bitcoino ETFs pralenkė aukso ETFs įplaukas. Tai jūs įsivaizduokit, auksas buvo egzistavo 20 metų. O dabar atėjo bitcoino ETFs ir pralenkė per 1 metus. Tai įsivaizduokite, kaip jie dabar mato bitcoiną ir kaip potencialų pirkimo, investavimo assetą ir kaip žmonės tai mato. Tai irgi labai labai bullish dalykas, parodo, kaip visi nori bitcoiną. Taigi tokia situacija dabar kažką prognozuot, kai rinka yra price discovery mode, tiesiog neaišku, kur jie nukeliaus, tai yra labai sudėtinga. Mes tiesiog, ką žinom istoriškai, kad būna kažkoks pakilimas, tada trumpa korekcija arba trumpas tiesiog konsolidacija, tada judam į viršų, tada konsolidacija, judam į viršų, konsolidacija, į viršų, taip toliau. Tai iš esmės kol kas atrodo labai gerai, labai tikėtina, kad bitcoinas realiai tiesiog paraboliškai ir keliaus į viršų iki 100 000. Daug kas prognozuoja, kad 100 000 pasieksime iki metų pabaigos. Tai ar tai bus ar ne, aš pasakyti negaliu, bet čia būtų metų pabaiga. Bet, nežinau, gal pabaigsim ties 90 000, gali būti visaip, aš tiksliai nežinau, tai irgi priklausys, kiek žmonės pirks bitcoiną, kaip jie reaguos į šias naujienas panašiai. Pasižiūrėkite, kas vyksta, kai būna bullish naujienos, tai čia buvo ETFs visas hypas ir tiesiog buvo daug viskų naujienų, dabar ir netgi makroekonomikos sąlygos nebuvo palankios, o bitcoinas, pasižiūrėkite, kaip jisai judėjo smarkiai į viršų. Ta prasme, irgi dabar aš panaudosiu tokį įrankį, kad būtų lengviau suprasti. Čia yra bears pattern, tarkime nuo čia. Čia tiesiog kaip toks labai grubus pavyzdys, kaip bitcoinas judėjo smarkiai į viršų, nors net nebuvo. Čia ta prasme, čia atsimate, nebuvo visiškai palankios sąlygos, nieko nebuvo palankaus. Ir jeigu štai taip įdėtume, tai įsivaizduokite, jeigu tarkime teoriškai štai taip įdėtų bitcoinas, irgi čia tik pavyzdys, aš nežinau, ar tai bus, čia neįmanoma nuspėti. Aš manau, kad bus kažkiek korekcija arba kažkiek konsolidacija mini ir tada vėl dėsime į viršų. Tai jeigu viskas rodytų štai taip kaip čia, tai matome, kad bitcoinas jau iki kitų metų pirmo ketvirčio pasiektų virš 100 000. Iš tikrųjų net, kai dabar šitą užsidėjau, tai man visai atrodo, kad kažkas panašaus galėtų ir būti. Gal mes kažkaip judėsim, tada gal korekcija, gal traukimas kažkoks, tada bus Trumpo inauguracija
kažkur čia lygtais. Neatsimenu, ten gal sausio 17 ar kažkas tokio, Trumpo inauguracija ir galbūt tada vėl dėsim į viršų. Tai va, tai tokios prognozės, tokios analizės, kaip ir minėjau, pats geriausias laikas mokytis, liko 2 dienos iki nuolaidos pabaigos, tai prisijungkite, kas norite prisijungti į mūsų nemokamą grupę, spauskite subscribe ir susitiksime kitose video.